Sveiki, šiandien lapkričio 14 diena ir prieš pradedant šitą video filmuot norėjau vieną dalyką pasakyti, kai jeigu kai kurie nežinot, mes dalyvavom Lietuvos talentuose su Tadu ir Klaudijum, tryse. Įdėsiu klipą dabar. See a fire when the strobe hits you. I didn't see who you came with. Bet you're looking for something new. I feel the heat with you staring across the room. I dare you play your cards, boy. You bet I'm a trendsetter too. Perėjom į kitą etapą ir šiandien atvarys Lietuvos talentai į Kauną filmuot mūsų salėje, bandysiu porą kadrų gal pagauti, nufilmuosiu, padėsiu kažkur kampe salės kamerą. Dabar apšilsim biškį, nufilmuosim viską, interviu biškį padarys, sakė, ir tada susitiksim po to. Šiaip padarbo norėjau, bet tas pirmas nenorėjau aš jau. Atvarėme į salę, apšilinėjom ir laukiam, kol talentai atvažiuos. Jau kiek valandų? Jau turėjau prieš 5 minutės atvažiuoti, bet vėluoja biškį. Skamšiai.
Ką tik nufilmavo viską, vienintelį mes salėj dabar. Ir šiaip interviu dalies nespėjau nufilmuoti, nes kameros nespėjau paėti, iš karto jau filmavom. Ir tada pasportavom, tai viskas gerai, čia padėjau kamerą. Gal matėsi biški, tikiuosi matėsi. Kaip darėm, 7-2 pamačiau 2 kartus, bet po vakar treniruotės pirmadienį belekai mozolius skauda, dega visos rankos ir ryte atsikėliau, jau dega rankos. Rytoj bus treniruotė, bet nežinau, ar neteisiu, nes žiauriai mozolius skauda. Viską jau kaip ir padarėm, dabar susimatysim gruodžio 3, ne? Gruodžio 3 bus talentai ir susimatysim tada, jau kažkas naujo atsitiks, tai ateisiu. Sveiki, šiandien pagaliau gruodžio 3 ir bus pasirodymas mūsų talentų. Anksti visai atsikėlėm kokią 9 ryto, talentai prasidės tiesiogiai nuo 7 iki 11 nakties. Tai labai ilga diena bus, mes ilgai repetuotis reikės. Tada jau pagaliau prasidės tiesioginis tas eteris. Ir biški baisu, bet žiūrėsim kaip bus, tai nufilmuosiu dar gal kelionę į Vilnių ir susitiksim Vilniuje. Jau prie pat talentų, pasiimsim Red Bull'ą ir kažko valgyti, nes ten sėdėsim 15 valandą, ne, ten būsim kažkur. Bus picų, bet nežinom, kada tai reikia maistą dar pasimti. Pasiėmė tokius 2 ir susimetam visi. 2, kodėl 2, užteks vienu užteks. Staliukai, kėdės, rankos. Tiek daug vietos dabar atrodo. Kaip? Šiaip atrodo mažiau gal vietos, ne? Rodė mūsų vietą, kur lauksim, čia buvo daug žmonių, dabar išėjo repetuotis jie. Ir čia mūsų rūbai kumos. Ai, balti? Baltas maikės. Ai, no. O džempai? Tokios maikės, tokios kelnes. Jo, mano irgi maikė va graži. Matas? Ką tu darai? Jau viską padarėm. Kiek valandų? Už 20 minučių varysim pasibandyti, ten visą šviesą sureguliuosiu viską, pažiūrės kaip ten atrodo viskas. Tai va, dabar eisim 2 kartą repetuotis. Pirmą kartą tokių biški kliūčių buvo, bet ten viskas tvarkoj, dabar viską išsiaiškinom. Biški ne tom vietom susimaišė Tada su Edu, bet viskas tvarkoj, dabar viskas turėtų būti gerai. Kaip čia sustabdyti? Kaip čia? Ne, va taip jo. And I'm scheming, yeah you do. Feel like I'm drowning, killing me slow. I feel like Daugiau nepakankinsim jūsų. Liuks, spaudžiu ranką. Ačiū labai.
Kaunas valda. Liuks. Kaip atsikelti po šitam? Jo. Kokius Jo, nors. pamiršai. Padarysim, Genri? Aš to vėlau gal tu backflip padarysi, žinai. Bet dabar žinosi. Nieko čia. Ne, padariau aš tą. Bet žinau, galvojau, kad kažkas duš. Tai gerai, nulendinau. Aš girdėjau, aš galvoju, toks garsas, bet aš žinai, nesireagau, nes kad padarysim, Genri. Tamprumas yra. Jo, bet pirštą skauda. Padarėm antrą repeticiją, nufilmavau, gal dėsiu kažką. Mačiau, Bet noriu tokią intrigą palikti pačiam pasirodymai. Tai žiūrėsim, kas dėsim, gavom picos. Nu, išėjau lauką grįno oro pakapot biškai, visi kiti mašinai. Dabar 17:30, eterį už 2 valandų lygiai pradės rodyti. Tipo gyvai ir mes pasirodysim, man atrodo, 5. Įdomu labai kaip seksis, nes biškai buvo jaudulys, bet dabar dingo. Vidury pusė, man atrodo, toks puiku, ne per anksti, ne per vėlai ir žiūrėsim kaip seksis ir man atrodo, kitą kartą, kai susitiksim, tai jau gyvai rodys. Arba, nežinau, busim matyti. Klaudijus Tadas ir Edas. Taip skamba vyrukų troškimas patekti į kitą Lietuvos talentų etapą. O taip atrodo viena svarbiausių misijų prieš lipant ant scenos. Labai svarbu pasirūpinti kojomis. Dabar su naujais lengvais kedais 3 puminai yra pasirengę iššuoliuoti į finalą. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. You're a poison and I know that it's untuned. All my friends think you're vicious and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. Feel like I'm drowning. You're holding me down and holding me down. You're killing me slow, so slow. I feel like I'm drowning. I'm drowning. Su Hebra po pasirodymo, Tadas, Klaudijus, taip gerai išėjo viskas. Vienintelė dalis, kurią sakyčiau, kad buvo, tai Klaudijus tipo handstando nepalaikė, bet čia nieko baisaus, nes dar kartą darėm handstandą žymiai daugiau palaikė, kompensavom. Kokie jausmai? Belekas, Hebra, belekas. Red Bullį geriam po pasirodymo, nes prieš pasirodymą nenorėjau per daug energijos. Ir tada susitiksim, kai jau balsavimai bus, gal nufilmuosiu, nes... O, mėlyna. Nes ant galo visi pradės balsuoti. Ir tada, duos visiems laiko kartos pasirodymus, tai ta tokia intriga bus, tai irgi tą įdėsiu klipą. Taisyklės tokios, iš 12 4 keliauja į superfinalą,
Ir dabar situacija bus tokia. Mes tiesiog pasakysime vardą ar pavadinimą ir tas žmogus ar kolektyvas gali žengti tokį nedidelį žingsnelį į priekį. Jūs džiaugiatės, nes jūs po 2 savaičių būsite tikroje talentų šventėje. Taip, tik tai 4 vardai, tik tai 4 žmonės arba kolektyvai keliauja į superfinalą iš šito pirmojo pusfinalio 12-tuko. Ir mums labai įdomu sužinoti, kasgi bus tie pirmieji. Aš priminsiu, kad mes paskelbsime neeilės tvarka. Tai nereikš, kad pavyzdžiui dabar išgirstas vardas surinko šį vakarą daugiausiai, bet buvo tarp tų 4. Lengva bus pristatyti pirmą, bet kai bus sunku 4, kai kiti tiesiog nusimins. Jeigu jūs galvojat, kad mes žinom, bet nesakom, tai netiesa. Mes laukiame ženklo. Po 2 savaičių superfinale mes išvysim Igną Tamulį! Ignai! Didelis žingsnis į priekį, tu superfinale ir tu esi to vertas absoliučiai. Ignai, čia ir lik. Arčiau žvaigždės yra tavo vieta. Dėmesio, į mūsų talentų namus sugrįžta įtampa. Koks yra antrasis vardas? Artem, ženk žingsnį į priekį. Su Ukrainos vėliava. Čia ne iliuzija, čia magija. Justinas Malinauskas! O taip, tik pati pompikė turbūt prisidėjo prie to, kad jis būtų čia. Šį pusfinalį uždaro ir į superfinalą patenka Gabrielius Batutis! Nu, atėjom su blogom žiniom. Nepatekom, bet įdomu, kiek balsų gavom. Vis tiek labai džiaugiuosi, kad dalyvavom. Ką tik apsirengėm, nes sužinojom viską. Kiek čia valandų? Prieš 6 minutės realiai. Fainas buvo experiences, kaip čia pasakyti. Kaip experiences lietuviškai? Patirtis. Jo, labai gera patirtis buvo, labai džiaugiuosi. Ir viso susitiksim. Darysiu Vilniui video su Mayhemais. Ir dar gal pasirodymą filmuosiu, varysim į Klaipėdą. Ne rytoj. 6 dieną. Kaip, viso gero.